Šiandien pasirodė Viktas Miniotas. Esu Justas Miniotas, man yra 17 metų. Ir šiuo metu pagrindinė gyvenimo veikla yra automobilių sportas, pagrindinis hobis, kuriuo jau užsiemu jau šiemet yra 9 metai ar 10. Aš nuo vaikystės, šiaip aš nežinau kas yra, bet aš tiesiog buvau, vienintelė veikla, kuri man patiko, vienintelis dalykas, kuris mane tenkino gyvenime, tai buvo automobiliai. Tam pavyzdžiui būdavo ten darželė, visi vaikai ten bakuganus, dinozaurus turėjo, aš vienintelis, aš tiesiog su mašinytėms laiką žaisdavau. Ir kažkaip tiesiog yra tas automobilis, aš nežinau iš kur, kaip ta meilė jiems atsirado, tiesiog tas mane vežė visą laiką. Simuliatorius visų pirma, šiaip visi lenktynininkai dabar naudoja simuliatorius. Jeigu tu nenaudoji simuliatorius, tu nebūsi geras vairuotojas tiesiog, nes tai yra labai gera praktika, kuri tiek tave greičiau išlavina. Pavyzdžiui, tau yra varžybos, yra visiškai nepažįstama tau trasa, pasijungi simuliatorių ir tu gali išmokti tą trasą per kokias 3 valandas, 2 jau taip, kad jau normaliai spaustum. Aš pats dar realybės patirties neturiu be kartingų, tai aš simuliatorių tiesiog naudoju, kad lavinti įgūdžius ateityje, jeigu netyčia pavyktų, jeigu mano tie tikslai išsipildys, tik kad aš būčiau pasiruošęs. Prasideda 10. Tai manau, mūsų komanda šiemet yra labai stipri ir labai pagrindinis tikslas yra aišku laimėti. Bet šitose varžybose yra labai sunku, nes yra priešingų komandos, kurios yra žiauriai stiprios. Yra viena komanda, kur mano draugai važiuoja, kur ten irgi 2 profesionalus pasiėmė į komandą, kurie irgi ten kartingo sporte daug ką pasiekė, jauni bičai. Tada dar yra aišku ta šiauliečių komanda, nes Bačiūnai yra Šiauliuose. Tai ta šiauliečių komanda ten užsimerkia tą trasą, atmintinai moka. Pagrindinis tikslas yra laimėti. Aš laiką važiuoju su to tikslu, kad laimėti. Nes tada jeigu nevažiuoju su to tikslu laimėti, tai kam tada iš viso važiuoti? Galėtų iššokti. Gerai. Ir tada jau patogiai. Bandysim. Ne, aš žinau. Pas mus rodė jūs trečius, bet pranešėjas kaip pasakė, kad jūs pirmi, tai nežinau. Mes jį beveik pagulėm, tai mes... Nežinau, absoliučiai aš ne. Mačiau tavo.
Aplenkiu. Aš biškai vapstį važiavau. Taip važiuoju ir pės kažkas taip. Vapdžiu pataikau. Ką žinau, pirmą stintą pravažiavau savo. Ką žinau, šiaip tiesioji atrodė, kad labai nevažiuoja kartingas. Bet išspaudžiu iš jo maksimumą. Dabar išlipo, sako, pys greičiausiai latą padarau. Reiškia sunku patikėti, vis tiek dar tik taip, kiek dabar dar tik 2 valanda einasi, tai tikrai tas laikas bus tikrai pagerintas, bet visai neblogai, sakyčiau. Visai tikrai neblogai. Jeigu atsisėdat važiuot, jeigu atsisėdat važiuot, mes klausiam visada, ar viskas gerai. Jeigu negerai jaučiat, kad netraukia, tai rodykit, kad ne. Arba galvą kreipkit, tada mes lankstinsim tą laiką. O aš tau parodžiau, tu sakai, parodėjai liuks. Pagal laiką tai pasimatom, kad neliuks. Taip kad visi žiūrėkit į mūsų šitą vietą ir jeigu netraukia, tada mes ankstinsim. Geriau kitą kartą kažkam dadėsim 5 minutės, vienam, kitam. Bet jeigu netraukia, netempkim nuomos vėl. Jeigu jaučiat, kad netraukia, tada darom keitimą ir viskas. Nes vis tiek, bet kokiu atveju bus kažkam vieną kartą, 2 kartus vis tiek kažkam pakrius tas silpnesnis kardikas. Taip kad... Mes tikimės, kad taip nebus ir ta prognozė pasikeis, tačiau bent jau šiuo metu rodo, kad lietutis lengvas turėtų prasidėti tarp 4 ir 5 valandos vakaro. Tokiam tavo idėja. Kem 5 turėtų iš viso baigtis. 19 kem 5 turėtų jau baigsis. Jo, ir tada tik tai jau... Gerai, tu aš dabar tada būtų. Tai kiek čia laiko aš tam turiu? Tai dabar aras. Kartu jo, kada aš... Rūko jo per. Ai, gerai, ir aš tipo, okei. Kurią apsakot? Gal vietos parodom? Aš tai noriu padėkoti. Jo, aš irgi labai noriu padėkoti už gerą strategiją. Už gerą... Jau net nebežinom, ką aš tam. Simas irgi va.
daro? Šiui.